turbūt Aleksandrui siūstas visiems, kad irgi jeigu turite klausimų, tai gerai būtų raštu juos, kažkuriuos jau gavom ir pabandysim juos gali atsakyti ir dabar eigoje dar atsiųst. Ir aišku, noras būtų turbūt, kad kitiem metam tamsų aprašas galėtų būti mūsų trečiam ketvirtį kaip dalykas užfiksuotas tam, kad nereikėtų laukti, jau renginiai neprasidėjo būti. Tai tiek, noriu palinkėti konstruktyvaus konstruktyvios diskusijos, klausimus turbūt turit, aprašas šviežias, tai galim pradėti apžodus. Tai dėkojame direktoriui ir šiandieną būtent Nacionalinės sporto agentūros direktorius Mindaugas Špokas. Kolegos, kažkas neišsijungia mikrofoną, tai pabandykim taip, kad visiems būtų patogu klausytis, junkit, susimutinkite mikrofonus ir tas, kas kalba, tik tai mikrofoną įsijungia. Ačiū. Dėkui. Taigi, dar vienas irgi klausimas, bet turbūt čia prieštaraujančių nebus. Mes šią konsultaciją įrašinėjame. Ir, kaip ir minėjau, šiandieną Nacionalinės sporto agentūros direktorius Mindaugas Špokas pasirašė įsakymą dėl konkurso sąlygų 2023 metų tarptautiniams aukšto meistriškumo sporto varžyboms finansuoti patvirtinimu. Tai esminis ir tikrai svarbus dalykas, dar bus paminėtas ir per pačią konsultaciją, tačiau pačioje pradžioje taip pat noriu užakcentuoti, kad tams varžybų paraiškos teikiamos 23 metų organizuojamams tams varžyboms vyksiančioms nuo 23 metų balandžio 1 dienos iki 23 metų gruodžio 31 dienos iš dalies finansuoti. Na ir šiam, kaip sakant, konkursui yra priskirti Nacionalinės sporto agentūros 2 koordinatoriai. Tai yra Aleksandras Rybakov, Nacionalinės sporto agentūros aukšto meistriškumo sporto skyriaus patarėjas, bei Aistė Bavenskaitė, Nacionalinės sporto agentūros aukšto meistriškumo sporto skyriaus vyriausioji specialistė. Tai būtent šie kolegos jums ir suteiks visą informaciją, jie konsultuos, teikiant dokumentus, užtikrinant, kad jie atitinka visas tam konkurso sąlygas ir vėliau pateikę visą skaičiavimą perduos visą informaciją konkurso komisijai. Taigi, tęsti prezentaciją aš ir pakviešiu toliau Aleksandrą Rybakov. Tai labą dieną visiems, turėtumėt matyti dabar prezentaciją. Tai pradėkim nuo pačio aprašo pristatymo, tai kas dalyvauja konsultacijoje, tai jau paminėjo skyriaus vedėjas. Konsultacijos darbotvarkė būtų tokia, kad pristatysime patį aprašą, kaip jis, iš ko jis sudėliotas, kokie priedai, taip pat kokios naujovės buvo įvestos šiais metais. Paskui pereisim prie IT platformos pristatymo, kur padės kolega Gediminas. Na ir paskui bus dalis apie klausimus ir atsakymus. Tai įsakymas, tai yra pats aprašas buvo patvirtintas ministrės kovo 7 dieną. Pats aprašas nustato Lietuvos Respublikoje organizuojamų TAMS varžybų projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis vertinimo specialiuosius kriterijus bei bendrosius vertinimo kriterijus. Tai yra kalbame antrame skyriuje. Trečiame skyriuje yra kalbami apie reikalavimus TAMS varžybų projektų finansavimo konkurse dalyvaujantiems pareiškėjams. Ketvirtoje dalyje yra aprašyta konkurso skelbimo ir TAMS varžybų paraiškų teikimo bei vertinimo tvarka. Penktame skyriuje yra TAMS varžybų projektų finansavimo sąlygos bei lėšų panaudojimo tvarka. Šeštame skyriuje yra lėšų naudojimo sutarčių sudarimo tvarka. Septintame skyriuje yra finansuojamų TAMS varžybų viešinimo sąlygų apibrėžimas TAMS varžyboms organizuoti ir vykdyti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo kontrolės tvarka. Ir aštuntam skyriuje yra valstybės biudžeto lėšų neskirimo pagrindai ir lėšų grąžinimo tvarka. Aprašo priedai yra 5 iš viso, jeigu jas skaičiuoti bendrai, tai paraiškos tarptautinio aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkursui forma, jie yra pačiam apraše jam pasibaigus. Taip pat lėšų naudojimo sutartis irgi yra kartu su aprašu, tai yra kaip antras priedas.
Na ir paskui yra atskiri failai, tai yra lėšų panaudojimo ataskaita, tada tam varžybų įvykdymo ataskaitos forma bei varžybų organizavimo ir vykdymo išlaidų sąmata. Tai 5 priedą jūs irgi pildysit kartu su pirmuoju mūsų sistemoje, apie tai dar pakalbėsime. Na, pats procesas ir terminai, tai paraiškų teikimas vyks per jau visiems žinomą platformą, tai yra per mūsų platformą, tai truks 15 darbo dienų nuo šiandienos, tai iki balandžio 3-osios, tada vyks paraiškų tikrinimas ir komisijos vertinimas ir taip pat sprendimo priėmimas, jis turėtų būti jau priimtas per 15 darbo dienų nuo paskutinės teikimo dienos, tada bus pareiškėjų informavimas per 3 darbo dienas, na, tikimės, kad galbūt ir greičiau informuosime. Tada prasidės sutarties projektų ruošimas ir sutarties pasirašymas, jeigu viskas tvarkoj, bus finansavimo išmokėjimas, na ir paskui atsiskaitimas už gautą finansavimą. Čia sąlygų yra kelios, todėl visų nerašiau, tai yra tiesiog vadovaujantis aprašo 2 priedu, tai yra lėšų panaudojimo sutarties 8.7 punktų, bet esmė yra tokia, kad atsiskaitimas, na, kaip visada vyks jau varžyboms įvykus. Na ir pereikim prie naujovių, tai antrame skyriuje yra nauji specialiai vertinimo kriterijai, yra 5.7 ir 5.8, tai į tams varžybas nekviečiami ir jose neleidžiama dalyvauti Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams, atstovaujantiems savo šalims. Na ir 5.8 yra kaip ir toks sąlyga, kokiu atveju tik galėtų dalyvauti Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiai. Tai jie turėtų savanoriškai pasirašyti deklaraciją, kuria būtų reikalaujama baigti karą Ukrainoje, pasisakoma prieš terorizmą ir agresiją vykdomą Ukrainoje, taip pat išreiškiamas nepritarimas vykdomai Rusijos ir Baltarusijos politikai. Taip pat 3 skyriuje yra nauja galimybė, tai rengti studentų pasaulio ir Europos čempionatus. Tai šis punktas šiek tiek buvo papildytas, kad prie visų organizacijų, kurios gali teikti paraiškas, gali ir studentų sporto judėjimams prižiūrinčios organizacijos. Taip pat dar viena naujovė, tai strateginiams sporto šakoms galima teikti 2 paraiškas. Tai 2 paraiškas galės teikti tik strateginių sporto šakų pareiškėjai, tačiau maksimali suminė abiejų paraiškų prašoma suma negalės viršyti aprašo 34 punkto nurodytos maksimalios lėšų sumos ir bent vienu prašomu finansuoti varžybų mastas turėtų būti nežemesnis nei Europos lygmens. Taip pat 3 skyriuje yra kalbama apie 10% nuosavų lėšų prisidėjimo, tai šitas punktas jis nėra naujas, jis buvo ir anksčiau, tiesiog šiais metais turi būti privaloma prisidėti prie kiekvienos sąmatos išlaidų dalies prie nuosavų lėšų. Taip. 4 skyrius, tai kalbant apie paraiškų vertinimą, tai yra 23 ir 24 punktas, tai tiesiog jie apibrėžia, kad atsiranda dar specialiai vertinimo kriterijai ir jeigu bent vieno to specialaus vertinimo kriterijo paraiška netitinka, deja ji turės būti atmetama. 5 skyrius, tai skiriamos lėšos, tai jau paminėtas 34 punktas, tai minimali valstybės biudžeto lėšų skiriama suma yra 20 000 eurų, maksimali skiriama suma yra 500 000 eurų vienai paraiškai, na ir prieš tai buvusi minimali valstybės biudžeto lėšų skiriama suma buvo 5 000, o maksimali skiriama suma negalėjo viršyti 450 000. Na ir svarbu, žinoma, dar paminėti, kad viso tams paraiškoms yra skiriama iki 1 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų. 7 skyriuje yra kalbama apie atsiskaitimą už panaudotas lėšas. Tai 50.3 ir 50.4 papunkčiai, jie nėra visiškai nauji, tai kad jūs turite pateikti visas sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, pirkimo pardavimo kvitus, darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius ir visus kitus įrodančius patirtas išlaidas dokumentus. Taip pat 50.4 turite pateikti ir banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išraštus, kurie įrodo, kad jūs patyrėte tas išlaidas. Tai šie papunkčiai buvo ir praeitais metais, tiesiog buvo sąlyga, kad ministerijai paprašius, šiais metais apraše yra privalomas šitas dalykas. Na ir 50.5 papunktis, tai viešųjų pirkimų dokumentai irgi turės dabar būti atsiskaitant už panaudotas lėšas. Jas turėsite irgi pateikti. Na ir paraiškų teikimas bei terminai, tai paraiškos teikiamos platformoje am.ltu sportas.lt, kurią jau visi žinote, iki 2023 metų balandžio 3 dienos. Nuo šiandienos jau yra atrakinta ta platforma ir aš manau, kad dabar galime duoti žodį Gediminui,
mūsų IT specialistui, kuris sukūrė šitą sistemą, ir jisai jums trumpai parodys, kaip vyks paraiškų pateikimas per mūsų elektroninę platformą. Tada nustosiu aš šėrinti ir duosim Gediminui. Dabar žiūrim, ar matosi. Sveiki visi, nežinau, ar matosi, viskas tvarkoj, ekranas mūsų, ar... Matosi, Gediminai. Puikiai, labai gerai. Tai kaip ir Aleksandras minėjo, sistema yra ta pati, per kurį teikiate federacijų finansavimo paraiškas, tai prisijungę prie sistemos matysite mygtuką kairėje pusėje nauja paraiška TAMS. Kaip jau ir minėta, buvo strateginės federacijos gali teikti 2 paraiškas vienu metu, kitiems paspaudus vieną kartą mygtuką, tas mygtukas prapuola ir antros paraiškos tiesiog negalėsite pildyti. Tai grįžtant prie pildymo, tai visas pildymo procesas yra padalintas į 7 dalis, lygiai taip pat kaip ir su paraiškoms buvo su federacijų finansavimo. Tai viskas sutalpinta tiesiog klausimyno principu, kad turite atsakyti kiekvieną iš pateikto klausimų, pereinant prie kiekvieno iš žingsnių, kur yra pateikiama informacija, kurią turite pateikti. Taip pat sistemoje turit pateikti ir sudėti visą biudžetą. Biudžetas pildomas būtent sistemoje. Tai pridedant išlaidas reikia pasirinkti vieną iš išlaidų kategorijų, kurių yra kaip ir federacijų finansavime 7, nurodant išlaidų pavadinimą bei nurodant sumą. Sumą nurodyti reikia iš karto su nuosavų indėlių, sistema automatiškai paskaičiuos nuosavą indėlį ir 10% paliks visam šitam. 10% nuosavas ir 90% valstybės lėšomis finansuojama dalis. Tai peržiūrint į finansavimo šaltinių puslapį, tai automatiškai matoma prašoma suma ir jums prašoma išskaidyti tą kitoms išlaidoms prašomas finansavimo šaltinius. Tai, kaip matote, apačioje yra prierašas, kuris leidžia, prapuola tada, kai suma sutampa. Tarkim, jeigu aš čia palieku 900, tai kitos išlaidos turi sutapti, kad 100%. Klausimas yra, ar galima pakomentuoti 5.4 punktą. 5.4 punktas yra... Tai yra klausimas apie TAMS varžybos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Į TAMS varžybos vykdomos keliose valstybėse finansuojamas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje rengiamų varžybų išlaidos. Tai koks tiksliai yra jūsų klausimas, Audriau? Tai taip, yra, ta prasme, taip kaip apraše parašyta tas punktas, jisai, čia nežinau, kokios dar... Taip. Pagal futbolo specifiką pas mus visą laiką vyksta kelių varžybų teritorijoje. Vienas rungtynės vienoje teritorijoje žaidžiam, kitas kitoje teritorijoje. Ar čia tai turima omenyje, ar čia turima omenyje, kai yra čempionatas pasaulio rengiamas, pavyzdžiui, 3 šalyse vienu metu. Čia toks ne visai aišku, kaip čia jis tą interpretuoja. Nes, pavyzdžiui, pasaulio Europos čempionatas vyko ten, ar pasaulio čempionatas planuojamas ten Anglijoje, Velse ir Airijoje, kaip pavyzdys. Ar čia tai turima mintyje, ar kažkas kito? Nu, tai čia yra turima omeny, kad jeigu, turėjo dviračiai, jeigu aš neklystu, tokį čempionatą praeitais metais ar kažkada, kad buvo Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, ar ne, tai šiuo atveju tik tais ta dalis, tas etapas, kuris vyktų Lietuvoje, tik tais į jį tu galėtum pretenduoti, ar ne, kaip federacija. Tai va, čia yra toks paaiškinimas, nežinau tiksliai, kaip dar išsiplėsti šiuo atveju. Esmė yra tokia, kad taip. Nes, pavyzdžiui, mūsų futbole vyksta varžybos 5 grupėse, kurios vyksta visose skirtingose šalyse. Čia, kad atitikti dalyvavimą, kad 6 komandos dalyvauja. Tai dalyvauja 42 komandos, bet 5 grupėse skirtingos šalyse. Ar čia patenka į TAMS tarptautinio šito aprašą, ar nepatenka? Tai jūs, Audriau, turėtumėt kaip organizatorius būti. Čia tame yra esmė, kad jeigu jūs organizuojate renginį. Tai, kolegos, žiūrėkite,
gal prie klausimų mes pereikime po Gedimino prezentacijos, kad tiesiog irgi Gediminas irgi nesiblaškytų ir vėliau atsakysime tos klausimus. Ačiū. Gerai, ačiū. Gerai, ačiū Andriau. Tai dar, kolegos, tada rašykit klausimus ir kai baigs Gediminas, tada į klausimus vieną po vienu, tada pagal eiliškumą, gerai? Gerai, tai apie finansavimo šaltinius, kaip jau ir minėjau, tai biudžete nurodyta, kiek tų lėšų reikės, finansavimo šaltiniuose nurodyta tiesiog vėlgi klausimus. Pirmas dalykas, iš kur jūsų tie nuosavas indėlis bus. Antras dalykas, kaip savivaldybės prisideda ir apie gautą finansavimą pernai metais ir užpernai metais, jeigu tam sudalyvavote. Ir kita svarbi informacija, jeigu turite ką pasakyti apie šitas varžybas. Toliau, dokumentai. Apie dokumentus truputėlį supaprastinom, kadangi visos federacijos teikia dokumentus už federacijų finansavimą, tai tie dokumentai dalinai persidengia. Tai vienintelio dalyko, ką mes prašome, tai yra praėjusių kalendorinių metų finansinio ataskaito auditą. Apie auditą kalbam. Visa kita, kas susijęs su dokumentais, tai yra būtent dokumentai apie tamsus. Tai pradedant, nežinau, atitinkamas tarptautinės ar kontinentinės sporto šakos federacijos kalendorių, baigiant, nežinau, ten varžybų nuostatais ar kvietimo tekstu. Tai visi dokumentai yra išvardinti, juos visus rasite, jie čia yra prašomi pateikti, kiek čia 11 dokumentų. Tai pateikia visą šitos dokumentus, tai yra vertinimo lentelė, tai vertinimo lentelė iš esmės truputėlį dubliuojasi informacija, kuri yra paraiškoje pateikta, bet šita informacija, aišku, ji bus papildomai tikrinama dar, bet kad palengvintų vertintojams informaciją susisteminta vieta, tai iš esmės tai yra specialieji vertinimo kriterijai, kur yra 7 ir yra bendrieji vertinimo kriterijai. Tai specialiuosiuose vertinimo kriterijuose paraiška yra vertinama tik tokiu atveju, jeigu atitinka visas sąlygas. Tai visos 7 paraiškos eilutės turi būti atitinka pažymėtos, jeigu bent viena sąlyga bus netitinkama, tai tokiu atveju paraiška toliau nebus vertinama. Bendrieji vertinimo kriterijai, tai jie yra suskirstyti į kategorijas, tai pradedant sporto šakos svarba, sporto šakos pasiekimai per paskutinius 4 metus, tams varžybų vieta sporto šakos varžybų sistemoje, tams varžybų dalyvių amžiaus grupė, tams varžybų dalyvių apimčių vertinimas, apie sporto bazes ar tinkama būklė yra, tams varžybų viešinimas, klaida ir švietimas. Tai į klausimai pagrindai yra taip, ne, arba pasirinkti vieną iš variantų. Kalbant apie tams varžybų dalyvių apimčių vertinimus, yra 3 klausimai, kuriuose turite įrašyti skaičių. Tai planuojamas sportininkų skaičius, planuojamas trenerių specialistų skaičius ir planuojamas trenerių aptarnaujančio personalo skaičius. Tai va, tai kaip ir federacijų finansavimo metu buvo, kai visą paraišką užpildote, spaudžiate pateikti paraišką, tai lygiai taip pat turite atsisiųsti deklaraciją, ją pasirašyti elektroniniu parašu ir įkelti į sistemą ir paspausti pateikti paraišką. Tai lygiai ta pati situacija kaip ir su federacijų finansavimu, tai labai sistemos tos pačios panašios, tai turėtų būti aišku ir nekilti klausimų daug. Tai tiek tikriausiai iš manęs. Dėkui, Gediminai. Ir dabar periname prie trečiosios dalies, tai jūsų pateikti klausimai ir turbūt mes skaitysime jos iš eilės ir tada tikrai kaip galėsime, pabandysime suteikti jums informaciją. Tai dar kartą tik perskaitau, ar galite pakomentuoti aprašą 5.4 punktą, tai kaip ir kolega Aleksandras minėjo, tai yra visos veiklos susijusios, kas yra Lietuvos Respublikoje. Tai mes apie tai kalbame ir tai kaip ir parašyta aiškiai. Dabar Mindaugo klausimas, 37 punktas. Ar galima išlaidas apmokėti po tams varžybų datos? Kai kurios išlaidos žinomos pagal faktą, pavyzdžiui, greitųjų laikas ir sumos. Tai, kad Vaida dalyvauja, Vaida, galite jūs dėl išlaidų tų apmokėjimo atsakyti?
Ar galimas išlaidas apmokėti po tams varžybų datos? Šiaip tai visos tinkamos išlaidos yra varžybų metu. Kas klausimas, gal detalizuoti, kokia ten ta būtų situacija, nes Jeigu galėčiau. Vyksta 1-3 dienomis, ar ne, nu, tai turėtų realiai tos išlaidos ir būti patirtos 1-3 dienomis išrašytos sąskaitos. Bet greitosios komunalinės išlaidos, jos žinomos tik pagal faktą, skaičiuojamos, nu kiek kubų išvežė šiukšlių arba kiek laiko pagal faktą budėjo greitoji. Sąskaitą išrašo kitą dieną, kitą darbo dieną, jeigu varžybos vyksta savaitgalį, anksčiausiai sąskaitą gaunu pirmadienį arba antradienį. Ir ar ją galėsiu apmokėti ar ne? Arba ten, teritorijos tvarkymas, tarkim, daug prišiukšlino, negaliu nusimatyti, kiek prišiukšlins žmonės, žiūrovai ar dalyviai. Tada gaunasi, kad išlaidos po fakto bus tik tai po renginio dienos žinomos. Tai šiuo atveju jūs vis tiek turėsite ir sutartis, kuriuose bus numatyta, kad jūs būtent tos paslaugos yra teikiamos tokiam ir tokiam renginiui, tai viskas tvarkoja. Ta sąskaita gali būti ir ateiti tada ir po renginio ir tas apmokėjimas įvykti po renginio. Svarbiausia, kad būtų tas pirminis dar irgi įrodantis dokumentas, būtent sutartis su konkrečiai matomu renginiu. Kad suma skirta renginiui, žodžiu. Taip, kad būtent šitam renginiui ir kokia paslauga, taip. Ačiū labai. Prašau. Gerai, sekantis klausimas yra Mildos. Kokie amžiaus grupių Lietuvoje rėžia jaunimui, jauniams, jaunučiams? Tai aš čia dar nuo universiteto galiu atsakyti, čia turbūt tas ir yra, tai jaunučiai yra 15-16, jauniai yra 17-18, jaunimas yra 19-20 berods. Tai šitie rėžiai čia yra jie, kaip sakant, ir minimi. Tai mes čia kitų dalykų neinterpretuosime. Aš gal tiesiog noriu papildyti savo klausimą, nes mūsų tarptautinė federacija tai jaunimų skaito visą tą ir jie tiesiog visą kaip ir paketą tą varžybų turi, yra jaunimo varžybos. Ir ten yra A, B ir C grupės, tos juniors, tai kaip mums traktuoti, nes aprašė yra tik 2 jaunimo grupės. Pas mus... Galėčiau papildyti. Jo. Andriau, aš manyčiau, kad čia jie turi žiūrėti pagal tarptautinių federacijų jaunimo amžiaus grupės nustatymą. Nes gimnastai jaunučiai bus turbūt 7-8 metų. Tai jie rengdami dokumentus teikimui tarptautinių varžybų Lietuvoje organizavimui turi vadovautis tarptautinių sporto organizacijų jaunimo amžiaus grupių nustatymu. Tuo ir turite vadovauti teikdami. Supratau, ačiū. Jo, nes čia ir didžiausias klausimas, nes mes kaip ir jaunimo čempionatą organizuojam. Nes ir krepšinėje bus jaunimo amžiaus grupės turbūt 2 ar 3, turbūt 2 tai tiksliai. Taip. Tai toks yra oficialus išaiškinimas, kaip suprantu. Taip. Tai dėkojam Vidai už patikslinimą. Taip. Dabar sekantis klausimas. Vidmanto, gal turite ar galite pasidalinti deklaracijos pavyzdžių, kurį galėtų pasirašyti rusų, baltarusių atstovai ir dalyvauti varžybose. Tai, Aleksandrai, man atrodo, mes šitą klausimą buvom gavę. Ar mes pateikėm išaiškinimą, ar mes dar pateiksime dėl tų pavyzdžių? Kol kas nieko nesiuntėm, bet esmė yra tokia, kad nėra kažkokio tai apriboto, ta prasme, pavyzdžio, kad galima būtų pasidalinti su federacijom, nei iš mūsų, nei iš ministerijos. Tai gali dar šiek tiek mums duoti laiko, mes galėtume pabandyti galbūt sudėlioti kažką, bet iš esmės, kad tai turi atsispindėti toje deklaracijoje, jinai gali būti... Aš trumpai, žiūrėk, mes paruošim. Aš manau, kad jeigu toks poreikis, tai su teisininkais tą ir paruošim. Turbūt, kad būtų visiems kaip šabloninis pavyzdys, o ten jau naudositės, nesnaudosite, tai bus gera tokia suflera, sakykime, tam išpildymui. Tai aš manau, kad mes tą pabandysim padaryti ir artimiausiu metu tą su ministerija suderinę visiems pasidalysim. Gerai? Dėkojame. Edgaro klausimas, ar varžybų nuostatos gali būti anglų kalba? Tai jūs kalbate apie Lietuvoje organizuojamas varžybas. Tai aš manau, anglų kalba
jinai visur sporte dabar yra, tai tiesiog gal tenais, kaip kur, žinau, kad ten pavadinimas anglų kalba turi būti, tai aš čia, jūs gal... Tiesiog pas mumis visada nuostatos yra anglų kalba, nes iš lietuvių aš tik tai vienas dalyvauju varžybose ir tiesiog nėra poreikio visą tai padaryti lietuvių kalba, tai mes visada anglų kalba visas nuostatos varžybų yra išsiųstos federacijoms. Tai ar tiesiog jums tiks, kad aš ten pridėsiu tas visas varžybų nuostatas anglų kalba, ar viskas bus gerai? Ar reikia išversti, kad ir būtų lietuviškai, kad jūs suprastumėte, ar ne? Mums tai supratimo, žinot, ne čia klausimas. Esminis dalykas, kad mūsų kalba yra lietuvių, tai visi dokumentai ir turi būti teikiami lietuvių kalba, tai poreikis išvertimo tikrai būtų tada, nes visi dokumentai turi būti pateikti mūsų nacionalinė kalba. Bet žiūrėkit, juk varžybos dabar atskirai versti vien dėl to nuostatus, niekada nesam to darę. Juk tai teikiam visada tikdavo anglų kalba. Kolegos, po vieną pabandom. Tai žiūrėkit, tuo pačiu klausimu, tikdavo anglų kalba. Tuo pačiu klausimu, kas sakė, kad anksčiau teikdavom anglų kalbą ir visą laiką tikdavo, tai dabar atsinaujinom, patapom nacionalinę sporto agentūrą ir pamiršom anglų kalbą, ar čia tiesiog pradedam kažkokius nacionalizmus įvedinėti, reikia mums vertėjų samdytis? Ne, bet juk yra ir patvirtinta forma, pas mus yra visiškai standartinė forma, keliant į Europos dziudo sąjungos puslapį, kalendorių ir visą ką, nejuokaukit dabar daryti atskirai vertimus, tik dėl to, kad nacionalinė kalba. Ten juk dalyviam nuostatai ir matosi ir amžiaus, ką gal tiek suprasim vis. Tai taip, anksčiau tikdavo. Kolegos, žiūrėkit, aš galvoju, kad čia nesminis dalykas turbūt yra šitas, mes pasiaiškinsim, kaip buvo anksčiau. Jo, tai palaukit po vieną, žiūrėkit. Tai čia nemanau esminis, kad čia kažkas anglų kalbos nesupranta ar supranta, tai čia esminis dalykas, mes pasižiūrėsim, kaip buvo anksčiau. Jeigu užtekdavo, čia aš manau irgi Karolis yra, kas turbūt anksčiau teikdavo, tai jeigu šito užteka, tai perteklinių dalykų turbūt nedarysim. Tai čia mums svarbi esmė, čia vėl ne apie tai šnekam, čia yra dokumentų pridavimas. Jeigu reikės kažkokio supratimo, nesupratimo, tai mes turbūt užklausim, ko nesuprantam, aš čia kalbu apie komisiją. Ir bus turbūt paaiškinta, tai čia svarbiausia turbūt čia detalės, čia nėra atmetimo principas dėl to, kad ne ta kalba pateikta. Tai tiek. Einam toliau, tai irgi kas kolegos gal nežinau, dar išeinam Andriau visus klausimus, teisingai, kas dar sukrito. Taip, nes dar yra klausimų. Čia tikrai. Gerai, sekantis klausimas dabar yra Tado pateiktas. Sveiki, ar galite pakomentuoti 15 konkursų skaičius per kalendorinius metus neribojamas, nes strateginės sporto šakos, kaip mūsų badmintonas, pirmą kartą Baltijos šalyje, Lietuvoje Vilniuje organizuoja Europos čempionatą ir galės teikti tik vieną paraišką. Europos čempionatas didžiulis renginys, kuriam reikalingas valstybės finansavimas, kaip ir tarptautiniams pasaulio reitingo turnyrams, kuriuos kasmet rengia 3. Ar teisingai suprantu, kad galimas antras konkursas ir tada vėl galima bus teikti vieną paraišką? Ačiū už atsakymą. Tai, mes planuojame organizuoti, mūsų planuose yra vieną konkursą. Antro to, kaip buvo prieš tai ministerija, kaip organizuodavome, žinome, kad ten būdavo vėl peržiūrima, tai to mūsų planuose nėra. Nežinau, direktorius dar gal patvirtins, patikslins. Čia reikia kiekvieną dalytę, kaip sakyti, kiekvieną dėlionę darytis iš naujo, aš nežinau, šito negalėčiau pakomentuoti šiai dienai. Gal Vaida turi kažką pakomentuoti, kas anksčiau buvo? Anksčiau darydavo sporto grupė. Mindaugai, aš galėčiau papildyti. Vidai, prašau. Iš tikrųjų, ten tas sakinys įrašytas dėl to, dabar yra, sakykime, skirta preliminariai 1 milijonas. Neaišku, kiek bus pateikta paraiškų ir kiek jų bus patenkinta ir kokią pinigų sumą. Ir, sakykime, gausis, kad po pirmo etapo turime, apytiksliai 1 milijoną, išnaudojam 750 000. Tai, kad neskirti tų pinigų atgal į biudžetą, agentūra gali skelbti antrą konkursą, kuris
būtų tiem likusiam pinigams, lėšoms išnaudoti. Čia tas sakinys yra dėl to tik įrašytas. Vidai, tada dar aiškiau atsakysiu, ką pasižiūrėjau. Tai strateginės sporto šakos gali teikti dviem, nestrateginės tik vieną. Viskas čia yra pasirinkimas. O badmintonas bus ne strateginė sporto šaka. Tai vienas. Vieną projektą tai bus vienas. Taip. Gerai, tai eikime toliau. Gal galite įvardinti konkrečius dokumentus, kuriuos reikia pateikti vadovaujantis aprašo 6 priede. Tai čia dėl visų tų dokumentų, tai tikrai viskas ten yra aiškiai surašyta ir manau, čia kokių tų patikslimų, tai mūsų konsultantai jums pateiks, Justina, tą paaiškinimą, nes čia turbūt dar reikėtų vėl dabar atsidaryti antrą. Aš galiu pasakyti, Andriau. Tai, gerai, prašau tada. Tai Justina, jūs kalbate apie priedą, ar ne, kur pridedami dokumentai ir nuorodos apie 6 punktą, ar ne? Jo, ten 6 punkte, taip, apie tos teistumus, neteistumus, ten visi tie reikalai. Tai visi šitie dalykai buvo tikrinti, kai pretendavote į aukšto meistriškumo sporto finansavimą, tai mes antrą kartą neprašysime to patikrinti, kadangi mes esam patikrinę. Tai vienintelis dalykas, ką Gediminas ir minėjo, tai ten tik auditas yra. Tai tas dalykas iš tos 6 dalies, ką jums reikės įkelti, tai yra auditas už 2021 metus, kadangi suprantam, kad dar už 2022 tikrai dar niekas neturėsite. Tai vienintelis dalykas, ką jūs turėsite įkelti, tai auditas. Super, ačiū labai. Gerai, sekantis klausimas Arvydo yra. Ar galima paraiškos formą atsisiųsti Excel ar PDF formate, ar galima įkelti duomenis į paraišką iš Excel formato failo? Gediminai, tu gal patikslinsi čia? Jo, tai jau kaip ir minėjau, pats paraiškos formą rasit aprašo 1 priede. Tai tiesiog apraše į apačią paskrolinus rasti tą pačią paraišką, ar duomenys į paraišką iš Excel formato failo nebus galima. Dėkui. Dabar turbūt Vaidos prašysime irgi. Ar paraiškos teikimo metu sąmatos eilutės kainos pagrindimui reikia pateikti komercinius pasiūlymus? Tokio reikalavimo nėra. Sekantis Tado klausimas. Federacijos audito išvados gausime balandžio 15-25 dieną. Kaip pateikti 15 dienai, jei jų dar neturėsime? Tai šitam klausimui mes ruošimės ir kartu kalbėjome ir su vadovu, ir su Aleksandru. Tai tikrai prioritetas yra, kad jūs pateiktumėt 21 metų audito visą formą. Jeigu suspėjate už 22 metus, viskas tvarkoje, bet kad nebūtų to disbalanso, nes kaip kalbėjome per Talento ID programą, tas pats klausimas buvo, suspėsite, viskas gerai, nes daugam ir būtent tie visuomeniniai susirinkimai vyks balandžio mėnesį, bet pagrindas yra 21 metų audito išvada. Jeigu jos nėra, tada nebus tinkama paraiška. Aš dar norėčiau grįžti prie Erikos praeitą klausimą, dar norėjau papildyti, kad taip, kažkokio tai prašymo nėra, bet tarkim, aš siūlyčiau pasilaikyti tos komercinių. Aleksandrai, užstrigai kažkaip. Girdime. Gerai, gal kol Aleksandras, tada gal vėl pasijungs į mūsų diskusiją, eikime toliau. Eglė klausė, sveiki, NSA įsakymo 4 punkte numatyta TAMS varžybų paraiškos teikiamos 23 metų organizuojamos TAMS varžyboms vykstančioms nuo 23 metų balandžio 1 dienos iki 23 gruodžio 1
dienos iš dalies finansuoti akrobatinių aviamodelių pasaulio čempionatas Lietuvoje vyks kovo 19-25 dieną. Išvada, kad šių varžybų daliniam finansavimui paraiškos teikti negalime. Tai mūsų nuostata, kaip ir minėjau, konsultacijos pradžioje yra finansuojamos varžybos nuo balandžio 1 dienos. Tai, kaip jūs ir parašėte, kovo 19-25, nepatenka į tą periodą. Bet taip pat norėtumėm pasidalinti, aš labai trumpai taip pat komentarą, norėtumėm pasidalinti savo teisininkų išaiškinimu, kuris vienareikšmiškai pasakė, kad teisės aktas neturi atgalinio veikimo galios principo ir negalima pagal šį principą, išeina tai, kad negalima iš asmens reikalauti laikytis taisyklių, kurios jo veiklos metu negaliojo. Tai čia esminė tokia teisinis dalykas. Tai būtent teisininko išaiškinimo pagrindu mes ir priėmėm, kaip pasakyti, sprendimus, tai nuo balandžio 1 tas tinkamas išlaidų patyrimo laikotarpis ir būtų balandžio 1, gruodžio 31. O jūs galite detalizuoti ir tiesiog apibendrintai pasakyti tai, ką perskaitėt, nes tiesą sakant nelabai supratau, kaip tai susiję su iškeltų klausimu, nes iš dalies čia ko gero susiję su tvarkos aprašo patvirtinimo laikotarpiu ir panašiai, bet apie renginį, kuris yra minimas komentare, mes kalbėjome jau ir praeitais metais ir netgi praeitais metais buvo žinoma data. Ir praeitais metais buvo daromas testinis renginys, kuris buvo iš TAMS irgi finansuotas, tam, kad galėtų Lietuva pasiruošti pasaulio čempionato organizavimui 23 metais. Ir dabar jūs sakote, kad mes negalėsime teikti paraiškos ir prašyti dalinio finansavimo pasaulio čempionatui, kurių turbūt, nežinau, gal jų labai daug Lietuvoje vyksta, bet mūsų interesų ir istorijoje, tai per istoriją pirmasis pasaulio čempionatas Lietuvoje. Tai tik tai įdomu ta data, nes tvarkos aprašas įsigaliojęs ir tiek balandžio 1, tiek ta pati kovo 15, jos dar prieš akyje, tai dar nežinau, kur čia yra tas galiojimas atgal jūsų paminėtas. Taip, pats aprašas įsigaliojo ir tuo pagrindu buvo parengtas kvietimas. Kvietime yra numatytos datos. Tai būtent tuo pagrindu, tų datų nustatymas ir buvo mūsų teisininkų išaiškinimas, kada turėtų atsirasti šitos datos. Esmė įsigaliojo kovo 7, jeigu eiti žiūrėti chronologiškai. Jūs visi teiksite paraiškas iki balandžio 3. Tai realiai sutarčių pasirašymas prasideda balandžio pradžioje. Tai va tas išlaidų tinkamumo laikotarpis ir prasideda nuo balandžio 1. Bet gerbiama Vaida, taip. Ministerijos įsakyme nurodytos konkrečios TAMSO laikotarpio vykdymo datos nuo sausio 1 iki gruodžio 31. Dabar jūs parengėte taisyklės ir imat kažkokią tai imtį. Kodėl ta imtis atsiranda? Juk, kaip ir kolegė Eglė sako, visą laiką konkursas būdavo paskelbiamas einamaisiais metais, leisdavo dalyvauti konkursui ir metų renginiams. Tai jeigu dabar ministerija būtų įsakymą paskelbus lapkričio mėnesį, pavyzdžiui, kai tai buvo praėjusiais metais, tai ką jūs tuomet galėtumėte finansuoti tais renginius nuo lapkričio iki gruodžio imtinai? Tai dabar diskriminuojami visi renginiai, kurie atsiduria pirmame ketvirtyje. Į kur pretenduoti, kokį finansavimo projektinį gali pretenduoti tie renginiai. Nes ministerijos aprašas juodu ant balto parašytas, kad pareiškėjas patyrė išlaidas nuo sausio 1 iki gruodžio 31 dienos. Šiandieną pasirodžiusiame agentūros sąlygose konkurso jau minima balandžio 1 diena. Tai čia
neteisingos konkurencijos sąlygos yra. Tai vieni jau įvykdė renginius, kiti dar įvykdys, bet taip išeina, kad jūs finansuojate ne už paraškas ir ne už balus, o už datas tos renginius. Tai, logikos pasigendam iš tikrųjų. Dabar dalis... Aš gal pakomentuosiu, žiūrėk, dabar esmė, jeigu įvyko renginys, o konkursas dar įvyks, tai kaip galima už tą, kas jau įvyko, finansuoti? Nuo kada įstatymas įsigalioja? Nuo kada įsigalioja? Sena prašė. Žiūrėkit, visus tuos argumentus, kur matote neteisybę ar parašyta, kaip jūs sakot, dviprasmybė iš ministerijos pusės, tai turbūt adresuoti reikėtų jiem. Mes dabar kalbam, kas bus dabar finansuojama nuo tos dienos. Kad jie nesugebėjo padaryti aprašo laiku, tai čia jau kitas klausimas. Čia Karolis turbūt žino, nuo kada mes dėliojamės, kad jie būtų. Tai čia mes negalim dabar konstatuoti, kas buvo. Mes šnekam, čia yra Eglės gal kita situacija, čia irgi reikės pasižiūrėti ir pasidėlioti, nes ministrės jau įsakymų parašyta kovo 7. Tai sąlygos yra sudėliotos, čia reikia žiūrėti irgi su teisininkais kalbėsimės. Tai čia Eglės yra viena situacija, pačio yra kita. Kaip galima finansuoti sausio mėnesį įvykusį renginį, kur konkursas dabar tik įeina. Tai gerai, tai gerbiamas Mindaugas, kaip mes šitą dalyką spręsime ateityje, tai kitais metais gali ir balandį ir Liepos mėnesį paskeltas sąlygas, tai ką mes tada finansuosim tik tais 2 mėnesius? Tai žiūrėkit, pradžioje aš pasakiau, kad mūsų tikslas yra, kad birželio mėnesį turbūt vėliausiai būtų aprašas tam, kad nebūtų tokių nesusipratimų. Ir mes bandom dėliotis, kad tokie dalykai per mūsų agentūrą eitų daug anksčiau. Nes dabar ėjo per ministeriją. Mes negalim atsakyti už ministerijos, kodėl vėlavo visą ketvirtį. Čia, žinai, kaip sakyt, dabar žiūrim pagal faktą, kur reikia žiūrėti ir braukti į priekį, sakykim, tą liniją. Eglė situacija kitokia. Ministrės pasirašyta yra kovo 7. Tai čia yra, dalykai. Mes negalim, kas buvo prieš tai. Prieš kovo 7. Kovo 7 čia sakau, aš manau, kad irgi čia dar šnekėsim, dėliosimės, ieškosim sprendimų. Nes jeigu jūs dar pasakėte tokių faktų kaip testinis renginys, daug tokių dalykų, kur mes tikrai šitų nežinojom. Tai šitus dalykus dar dėliosimės, bet Donatai mes negalim atbulinę datą sudėlioti. Va čia yra didžiausia problema, kas jau įvyko. Na tai bent jau signalus būtume žinoję. Finansavimas taip pat buvo vėliau pasirašyta. Lygiai taip pat. Pasirašėm aukšto meistriškumo finansavimą, pinigėlius gavom anksti, bet gavom sausio vidury ar gale, bet jau galėjom dengtis renginius, kurie buvo sausio 1 vyko teisingai, stovyklas, kurios sausio pradžiai prasidėjo. Tai, gruodžio mėnesį aprašas buvo patvirtintas, nemaišykit. Judam toliau. Tai, kolegos, tikrai... Tai aš labai atsiprašau, išgirdau keletą komentarų, bet norėtųsi šiek tiek reziumuoti, nes, kaip matote, iš nurodytų datų renginys prasideda ateinantį savaitgalį. Aišku, turime daug organizacinių klausimų. Finansinė dalis yra tokia, kad taip grubiai tariant, turime paskolas ir kol kas organizuojame į didelį minusą varžybas. Tai ar galima kažko tikėtis ir jeigu taip, tai su kuo ir iki kada reikėtų kontaktuoti? Eglė, aš pabandysiu atsakyti, kaip ir direktorius minėjo, jūsų situacija yra šiek tiek kitokia. Mes pasitarsim su teisininkais ir dėl ko dabar mes pateikėme tokią poziciją, kadangi tikrai prieš šį susirinkimą gavome teisininkų išaiškinimus ir tikrai nenorime interpretacijų tam tikrų, kad vėliau agentūra nukentėtų. Būtent dėl to ta pozicija ir priimta, kad yra finansavimai nuo balandžio 1 dienos. Tai jums konkrečiai šioje savaitėje, aš manau, per 5 darbo dienas mes jums viską patikslinsim, aš sakau Eglei, dėl jūsų renginio, kadangi, kaip ir direktorius minėjo, ministrės buvo pasirašyta kovo 7 dieną. Dėl kitų, ką ir kalbėjome, kol kas mūsų pozicija yra tokia, kadangi taip pat dirbame su teisininkais ir tuos išaiškinimus turime. Gerai, kolegos, tai toliau, nes dar yra nemažai klausimų. Dabar Mindaugas, pridedami dokumentai 6. Atsiprašau, atsakytas klausimas. Atsakė jau į klausimą anksčiau, kad nereikalausiu iš federacijos šitų dokumentų. Taip, ten visi.
Toliau, ar į išlaidas galima traukti Tarptautinės federacijos atstovo išlaidas, kelionė, apgyvendinimas, maitinimas, dienpinigiai? Tai Vaida, čia tavęs dar paprašysiu pakomentuoti. Visos tinkamos išlaidos, kas yra finansuojama, yra visos nurodytos apraše. Tai atsivertus į jūs ir rasit, ar tai finansuojama, ar ne? Maitinimo, bet čia kieno? Mūsų atstovų ar užsieniečių? Jo, esmė tokia, kad užsieniečių negali būti. Gali būti tik tais ten teisėjai, kiek tiksliai yra prašyta, kad, bet, ta prasme, jeigu dalyvius, mes kalbame apie sportininkus, tai turi būti tik tais lietuviai. Norėčiau papildyti. Taip. Iš tikrųjų, vykdant tarptautinės varžybas, tarptautinės federacijos ir nustato tos sąlygas. Gali būti taip, kad tarptautinė federacija, leisdama Lietuvoje vykdyti tas analogiškas varžybas, nustato sąlygas, kad, pavyzdžiui, turėtų dalyvauti tarptautinės federacijos atstovas, nesvarbu, bazė priimti, varžybas stebėti ir valstybė apmoka to atstovo apgyvendinimo, maitinimo ir kelionės sąlygas. Tai iš tikrųjų čia reikia žiūrėti, kokios yra tarptautinės federacijos dokumentai ir kokie yra varžybų nuostatai. Viskas. Taip, pavyzdžiui, mes turim komisionierius 4 tai priimti ir, ta prasme, juos finansuoti, jiem visas išlaidas padengti. Tai yra tokia praktika iš tikrųjų. Tai jeigu jie yra teisėjų struktūrai, tai jie yra apmokami. Na, komisionieriai nėra visai teisėjai. Vienas sporto direktorius yra, pavyzdžiui, marketingo direktorius. Nu, jie truputėlį kitas funkcijas negu teisėjai atlieka. Tai tada jūs apmokat iš savo lėšų. Jo, tai tada jūs apmokat iš savo lėšų. Ten tikrai viskas puikiai aprašyta. Aš mačiau Karolis seniai ranką pakėlęs, tai aš nežinau, čia dar nuo seno pakėlė ir... Karoli. Kaip sakyti, nuo seno, tik tai, kad nelendu į. Tai aš tiesiog norėjau klausimą apie auditą, kur aukšto meistriškumo sporto apraše finansavimui galimas auditas yra iš narių federacijos sudaryta audito kontrolės komisija. Tai ar jūs dabar reikalaujat, užtenka šitos komisijos įvertinimo finansinės ataskaitos, ar reikėtų čia samdytis kažkokį tai auditą, kas per 15 dienų tikiu, kad neįmanoma? Karolės, paprašiau, ten 21 metų užtenka audito ir viskas. Čia nekalbam apie šios metus. Taip, bet įmonės, tai mes užtenka vidaus auditą pasidaryti, kontrolės komisiją. Čia įstatymė, paskui Karol irgi gal tokius klausimus, kas esminiai, kur yra nesusipratimas su aprašu, tai prašom irgi mum atsiųskit, kad, žinai, raštu ir atrašytume, nes čia aš manau, kad čia daugiau kalba apie auditą, kurios federacijos turėjo už praeitus metus ir kas šiemet nespėjo pasidaryti, o šiemet irgi nedarot, Karoli. Ne, nesam užsakę, tai mes visą laiką kontrolės. Tai dar nieks nedaro. Ne, tai šiemet mes jau šnekėjom, kad tai galioja praeitų metų, tai čia logiškai. 21 vargu ar kažkokias federacijos darė 21 auditą? Ne, neįmanoma. Tai sakau, mes žinom, kad balandį, kovas, balandis, gegužės gal tik prasidės visi auditai šių metų. Tai čia šitas, kaip sakyt, praeitų metų galioja. O jo, kas neturėjo, čia turbūt keitimasis buvo, kas anksčiau to nereikėjo. Taip. Aš atsiprašau, aš norėčiau papildyti Sandrą Martinkienę, Kultūrizmo federaciją, betgi jūs privalėjot pasidaryti už 21 metus auditą, nes jūs kitaip negalėjot pretenduoti pagal sporto įstatymą į aukšto meistriškumo lėšas. Žiūrėkit, mes pasidarėm taip. Ne, žinokit. Kultūrizmas kaip visada viskas supainioja. Kolegos, nesiginčykim, nes du dalykai. Nereikėjo, įsigaliojo tik nuo šių metų, nes gruodžio nuo sausio 1. Tai dar nereikėjo, čia toks buvo irgi dviprasmybė. Tai būtent, bet pavyzdžiui,
bet dziudo federacija tai tikrai už 21 nedarė, mes tik tai dabar jau pasisamdėm ir darom už 22, tai gal labai tikimės spėsim čia iki tos balandžio 3, nes mes jau labai pareigingai nuo sausio pradžios pradėjom viską daryti, bet už 21 tikrai nebuvo tokio reikalavimo ir aš nežinau, kaip kiti turi, mes tai tikrai neturim. Na, čia vėlgi, taigi, pamenate, buvo tam tikrų netikslumų ir tam tikros federacijos pasidarė ir nemažai pasidarė, vėliau pateikė tą informaciją, kad, na, kodėl tie dalykai padaryti. Tai aš manau, dėl audito viskas aišku ir tikrai eikime pirmin. Tai klausimas dabar. Kad nėra viskas aišku, tai kaip mums reikės teikti, jeigu mes jo neturim. Tai negalim tada reiškia pretenduoti, nes neturim audito, kuris nebuvo privalomas, bet dabar mums jį reikia kažkaip per 15 dienų. Tai gal galit pasakyti, kas jį gali padaryti per 15 dienų? Nu, neįmanoma. Tai aš žinau, kad neįmanoma, bet gal yra kažkokių tai variantų. Nes neatsakyta iš šitą klausimą yra, tai vat norėčiau, kad būtų atsakyta aiškiai, konkrečiai ir žinotume, kaip mes galime elgtis. Nes privaloma pagal aprašą privalot. Klausimas, ar jūs iki balandžio tos dienos galėtumėt pasidaryti, 3 dienos pasidaryti praeitų metų auditą, jeigu ten nėra didelės pinigų sumos. Čia galva tame, kad, supraskit, kad tai aprašą dėlioja ministerija. Mes matom, kas yra neteisinga, bet esmė reikia, sudėlioti tos dalykus. Tai turbūt, Karoli, reikėtų pabandyti. Aš žinau, kad audito įmonės, aš nepažįstu tokios įmonės, kuri padarytų man per 3 dienas auditą. Nesvarbu, kiek to. Ten krūva dokumentų. Ten nenormaliai daug dokumentų, ten netai paprasta. Gerai, tai šitą irgi klausimą mes viduje pasižymėm, nes čia esminis dalykas, kas keičiasi iš sąlygų. Einam toliau? Tai tada einame toliau. Klausimas, jeigu dalyvaus Ukrainos delegacija, ar galima traukti į išlaidas Ukrainos delegacijos kaštus, maitinimo, nakvynės ir panašiai. Tai Ukraina, kaip ir kiti dalyviai, čia jūs klausėte dėl ko, dėl to, kad čia tiesiog tas karinis konfliktas, ar tai bus užsienio dalyviai. Arnoldai. Sveiki. Ne, tai tiesiog kaip kad pernai buvo parama šiokia tokia irgi Ukrainai, jeigu Ukrainos atstovai čia darydavosi stovyklos ar dalyvaudavo varžybose. Tai ne dėl karo, o taip, bendrai. Tai apraše nenumatyta šitų dabar dalykų. Jo, tai Ukraina tada prilygsta kaip tarptautiniam, tarkim, atvažiavusiam užsienį. Taip. Dabar toliau Jolanta. Dėl konkurso sąlygo 4 punkto paraiškos teikiamos 23 metų organizuojamos tams varžyboms vykstančioms nuo balandžio iki 31 konkurse nedalyvavo. Tai čia apie šitą mes kalbėjome. Dabar šitą aptarėme. Donatai, matau klausimus. Aptarėme. Klausimus viršutiniškai. Aptarėme, taip. Klausimus, taip. Ar yra nors viena federacija, kuri darė auditą už 21? Irgi aptarėm. Aš iš tikrųjų dar atsiprašysiu prie šito audito, norėčiau patikslinimo, nes dabar iš mūsų visų kalbų pirmą kartą išgirdau, kad auditas už 21 metus buvo neprivalomas. Tai, atsekčiau laiškus elektroninius, kur teigiama, kad jį privaloma atlikti už 21 metus. Kada čia buvo paskleista informacija, gal jūs man pasakysite, kad jis vis dėlto nėra privalomas. Čia su aukšto meistriškumo aprašu data, ar kada tas dalykas buvo? Kad nėra poreikio 21 metam atlikti finansinį auditą. Buvo kada keičiamas aprašas, berods gruodžio mėnesį. Vaida, iš tikrųjų čia. Buvo įdėta sąlyga, kad būtent auditas privalomas yra nuo 23 sausio 1 dienos. Iš tikrųjų, Vaida, čia yra sporto įstatymo pakeitimo paaiškinime. Bet ir apraše taip pat atsispindėjo, kad nuo sausio 1 dienos.
23 metų. Nes sporto įstatymas 23 metų sausio 1, tai čia Donatai taip ir buvo, dėliojosi ir iš ministerijos, turbūt ir jūs gavote raginimo laiškus pasidaryti, o sporto įstatymas įsigalioja su tokia, aprašu tokių, sakykime, tokia sąlyga, kad tik tai reikia papildoma, kad nuo 23 sausio 1 tik reikės audito. O ministerijos raginimas išėjo, atrodo, birželio mėnesį 22 metų. Taip, tai pastovus buvo. Taip, tai dabar 7.10 tams varžybų socialinis ekonominis vertinimas, studija ir kita, kas tai gal turite, pavyzdžiui, formą. Tai dėl būtent ekonominio vertinimo mes tikrai galėsime persiųsti studijų ir kitų dalykų. Mūsų kompetencijų centro vadovė tikrai yra atlikus ne vieną ir šiais metais mums tokio didžiulio galbūt poveikio šitame paraše nepavyko dar padaryti dėl laiko stokos, tačiau ateityje mes labai norime, kad būtų tam planavime numatytas būtent tas ekonominis pagrindimas ir vėliau čia, sekant ir tuo pačiu estų pavyzdžių, netgi ir po jau oficialių varžybų dar kartą atliekamas tyrimas ir sugeneruojama, kas buvo planuojama ir kiek tai pasiteisino. Tai tuos pavyzdžius, kaip tai yra paskaičiuojama, padaroma, mes tikrai galėsime su jumis pasidalinti. Na ir dabar daugiau kaip ir viskas turbūt. Tai kiek matau susirašinėjimo skiltyje viskas, tai dabar kolegos dar kažkas gal neparašėte, norite paklausti ir jau tada eisime link konsultacijos pabaigos. Jeigu klausimų nėra, tai... Aleksandras nepabaigė atsakymo komentaro, kur Erika klausimą uždavė. Jo, teisingai, nes atsijungė kompiuteris, atleiskit. Tai jo, esmė yra tokia, kad nėra apraše prašoma pateikti tų komercinių pasiūlymų, bet kokia yra tvarka, tai jūs, kai pateiksite sąmatą, tiek mes kaip koordinatoriai, tiek paskui ir perduosim komisijai vertinti, ir jeigu, tarkim, atsiras kažkokių tai klausimų, kad toj sąmatoj yra sumos, kurios galbūt ar tai netitinka realybės, ar galbūt galimai netitinka realybės, tai tiesiog tada mes galim paprašyti, nes ir apraše irgi yra parašyta, kad mes turime teisę paprašyti, paaiškinti, argumentuoti savo tą sąmatą. Tai va tik tais iš tos dalies, bet šiaip nėra privaloma atsiųsti mums kartu, kai jūs paraišką pildote. Tai va tą aš norėjau pasakyti, bet deja nepavyko iš pirmo karto, tai pasakau dabar. Dėkui, Aleksandrai, ir dar matau, kažkas kelia ranką, čia irgi dar. Taip, aš norėčiau dar pasiklausti dėl tų visų sąskaitų ir apmokėjimų ir teikimų, nes jeigu jūs finansavimą paskirstysit iki balandžio 21 dienos, o mūsų renginys yra balandžio 30, 28, 30 dienomis, tai jūs pinigus pervesit kažkur gegužės vidury gaunasi, tai mes galim sąskaitas apmokėti tada, kai jūs pervesit pinigus, ar kaip, ar mes apmokam sąskaitas po varžybų ir tikimės, kad ar perves ar neperves. Tokio kažkokio užtikrintumo trūksta. Jeigu komisija atrinks jūsų varžybas ir bus priimtas direktoriaus sprendimų įsakymų, bus patvirtintos, kokios varžybos yra finansuojamos, bus siunčiamos sutartys. Tai jau yra visiškas pilnas teisinis pagrindas, kaip pasakyti, nepergyventi ir patirti tas išlaidas, nes finansavimas jums bus suteiktas. Ačiū už atsakymą. Tai kolegos, matau, kad jau mes čia 1 valanda praktiškai, truputėlį anksčiau pradėjome, 1 valanda 15 minučių. Tai reziumuojant, tikrai išgirdome ir pasižymėjome tos klausimus, į kuriuos jums pateiksime atsakymus ir
galbūt tik vieną dalyką norisi pasakyti, kokie kryptimi nacionalinė sporto agentūra eina, kad vis dėlto mes turime įsivertinti ir išgirsti žodį konkursas. Ir, galimai tikrai, praeityje galbūt kažkas ten ar kažkam buvo prižadėta, ar neprižadėta, tai vis dėlto tai yra konkursas ir mes siekiame atrinkti būtent geriausius tos renginius. Ir mes tikrai iš žmogiškosios pusės suprantame, kad kažkas gal buvo ar tenai sausį ir visą laiką tai būdavo. Tačiau, pradedant veiklą ir verčiant tą naują puslapį, perinant nuo vekselinių tų formų, perinant prie IT platformos, norime ir su visų teisiniu reguliavimu tikrai būti ramūs prieš save. Ir dėl to gal ir tie tam tikri vėlgi neaiškumai mums kyla. Tai dar kartą tikrai komisija, aš manau, padarys geriausiai, ką gali nuo savęs, įvertindama visą naudą Lietuvai ir sporto šakai. Ir manau, kad viskas bus tikrai sėkmingai ir jūsų suplanuoti renginiai įvyks ir visiems kils tik tai džiaugsmą ir naudą. Tai tiek iš mano pusės, gal dar iš ofiso kažkas dar, ar direktorius, dar Aleksandrai, gal norite kažką pasakyti? Aš gal matau, tą talentų įdį dar klaustuką uždėjo. Tai jo, vėl mes turim tą patį dalyką. Yra ministerijoje tas failas, kuris dar kūriamas, nežinau, iš mūsų seniausiai atiduotas. Bet čia yra dalykas, kurio reikia sulaukti irgi suprantant federacijas, nes jau pirmas ketvirtis baigėsi. Tai kad tokių dalykų ateityje iš vis nebūtų, mes ir kalbam, ir turbūt ir jūs turite tą patį balsą, kad aprašus mes turim turbūt pasidaryti birželį, kad kitais metais nereikėtų raudonuoti. Čia kalbam ir apie aukšto meistriškumo, ir kalbam apie tamsus, ir kalbam apie talento įdį. Nes dabar ir turim situaciją, kad traukinys nuvažiavo, dar visi į tą traukinį nesėja. Čia toks, absurdiška situacija. Tai mūsų tikslas, ką Andrius turbūt minėjo, kad norim teisiškai ir visaip kitaip susidėlioti tvarkas. Su praktiškai visom federacijom esam susitikę, liko tik su Federacijų sąjunga dar susitikimą bendrą pasidaryti, tam, kad išsiaiškintume aukšto meistriškumo aprašo problemas, kur ir dar taisytini dalykai, nes išgirdom, kad keisti jo nereikėtų, reikėtų tik tai išmesti blogus dalykus. Dėl tamsų irgi norim iš jūsų ir po renginio sulaukti, kas neturėtų būti ir kas yra blogai, nors man keista, kad tamsai tai jie ir vykdavo. Čia nėra naujas produktas, nėra nauja programa, jinai buvo. Tai irgi norim, kad neaiškumo turėtų. Talento ID yra naujausia, bet iš mūsų išėjusi sausio mėnesį. Tai laukiam to teisininkų patvirtinimo, kad irgi jums galėtume toliau su Andrium pristatyti. Tai čia yra turbūt visų vienas toks lūkestis, kad turėtume aiškumą ir laiką, o ne dabar. Sakau, ir tikrai mums nepatogu žiūrėti jūs, kai yra dabar balandžio, kovo vidurys ir, žinai, dar kalbėti apie tos pačius tamsus. Tai toks, daugelis renginių jau, kaip sakyti, tarptautinius čempionatus jūs jau gavę, tai čia toks, iš vis, kaip sakyti, yra dalykų, kur mums reikia su ministerija tikrai susėdus ir mes jau daug diskutavom ir aš manau, kad tokie dalykai bus įspręsti, kad daugiau tokių nebūtų. O šiaip tai visiems paminėsim, ką ir Andrius turbūt aiškiai pasakė, kad konkursas čia yra ir čia mūsų tikslas yra, kad aiškumas. Imti mes matysime, kai jūs paraiškas visi suteiksite, kokios apimties dydžio tas poreikis yra tiem čempionatam ir toliau ateityje mūsų laukia dar ekonominio skaičiavimo nauda, bet tai čia yra, manau, artimiausiam 2 metam, ką mes pradėsim skaičiuoti, tai kokie renginiai aplamai turėtų būti Lietuvoje, ko mes labiausiai norėtume. Kaip valstybė su ekonominė nauda. Tai ačiū labai visiems, nežinau, dar kolegos, ar turit ką pridėti. Sakau, turite klausimų, rašykit, čia tikrai nėra kažkokių ambicijų, kad ten blogas klausimas ar kažkas, mes turime visi gauti atsakymus. Jeigu jų nėra, vadinasi kažkas ne taip su mūsų tais aprašais ir juos reikia tobulinti. Tai Tadas dar matau pakėlęs. Taip, Tadas dar. Jo. Tadai ranką pakėlęs, Eglė dar matau. Sveiki. Aš tik tai norėjau, ta prasme, viskas suprantu ir jūsų bėdas, ir jūs bandot mūsų bėdą suprast. Man tik tai vienintelis klausimas, jeigu tai yra konkursas ir mes norime kokybiškai aprašytų tų pačių paraiškų, ir iš tikrųjų 2 savaitės yra. Negirdime, Tadai, jūsų išjungėte.
Dar kartą sveiki, kažkaip nepaspaudžiau. Jo, tai sakau, smagu, kad matot mūsų bėdas ir savo pristatot. Man tik tai klausimas, kadangi jau taip kalbam apie tai, kad tai yra rimtas konkursas. Tadai, užsimūtinot vėl. Vėl išsijungėte. Kažkas tai mane užmūtina, žinokit. Jo, tai aš tik tai norėjau paklausti, ar iš tikrųjų, jeigu tai yra konkursas ir mes norime kokybiškų tų paraiškų ir taip toliau ir panašiai, 2 savaitės yra iš tikrųjų tas laikas, per kurį reikia padaryti, kai aprašas yra šaunamas neaišku kada ir neaišku kodėl. Tarsi, jeigu mes būtumėm žinoję, kad kovo 7 dieną, aišku, galima būtų pasiruošti ten ir taip toliau panašiai. Lygiai dabar kaip su talentu ID, kiek pamenu, buvo kalba apie tai, kad vasario mėnesį jau tikrai bus tas aprašas, dabar yra kovo mėnesio vidurys. Jo nėra ir po to mes vėl šausime dar vieną konkursą, kurį labai kokybiškai federacijos turės parašyti per ten savaitę ar 2. Tai tik tai toks ir klausimas. Jeigu mes norime kokybės, tai ar iš tikrųjų taip tai turėtų vykti? Tai va tiek. Dėkui už jūsų komentarą. Tai tikrai reaguojant dėl talento ID, tai būtent olimpinių sporto šakų atstovai tikrai ruoškite. Būtent taip, kaip jūs matote ir įsivaizduojate tų jaunųjų sportininkų atrankas, tikrai, kas buvo paminėta prezentacijose, tai kažkas kardinaliai nesikeis, išlieka tų 3 turbūt savaitgalių principas, bet čia jau jūs atskleisite, kaip kiekviena federacija ir organizacija mato tą visą perspektyvą. Dėl terminų, tai kiek įmanoma, tiek darėme viską greičiau, kad tikrai neturėtumėm šitos konsultacijos dabar kovo 14 dieną. Deja yra kaip yra, tikrai jūs suprantame. Čia dar klausimą matau ne apie tams, ar bus skelbiamas sporto rėmimo fondo teikimas šiais metais. Tai jeigu aš galiu atsakyti, tai taip, jis bus skelbiamas ir artimiausiomis savaitėmis. Turbūt greičiausiai čia. Tai kolegos, dėkoju. Aš galiu pakomentuoti apie šitą. Ministrė šiandien pasirašė aprašą, tai po 2 savaičių startuojam. Tarė bus rytoj. Tai tiek. Dėkui, Gediminai. Tai kolegos, ačiū labai. Yra Edgaro ranka dar yra iš Motorlaivių federacijos. Jo, ačiū labai. Aš labai trumpai dėl tokios pastebėlės 37.11 punktas dėl transliacijų ir filmavimo išlaidų. Jie yra numatytos Tarptautinės sporto šakos federacijos reglamentuose. Tai vat, nežinau, gal čia būtų tokia pastebėlė ateičiai kažkaip tą aprašą patobulinti, nes dabar esam labai surištom rankom, kaip ir norim ištransliuoti labai kokybiškai, tiek parodyti lietuviams ir pasaulis žiūri. Ir tai kainuoja labai didelius pinigus, tai vat, kaip ir pagal šitą aprašą mes negalėtume gauti finansavimo. Tai tiesiog nėra tokiuose reglamentuose, čia yra toksai kaip ir ta prestižo reikalas, ar tu tik tai per internetą parodysi kažkokiom keliom kamerom, ar tu ištransliuosi pasaulinių lygių, ką mes galim ir ką mes jau bandom tai daryti. Tai vat tokia būtų pastebėlė ateičiai dėl kokybiškai ištransliuotų visų mūsų tų pasaulio renginių. Dėkui, Edgarai, taip pat už tą pastabą. Pasižymime, žiūrime irgi, kaip ir su aukšto meistriškumo tos tobulinimus darysime, taip ir čia, kada jau tikrai tie prašai bus ir tas visas turinys mūsų daugiau rankose. Prakoju. Mindaugo dar matau klausimas yra, net ranka pakelta. Tai viskas turbūt, aš čia nežinau. Tai kolegos, dar kartą ačiū už skirtą laiką ir kokybiško darbo ir tikrai su mūsų konsultantais ir su manimi susisieksite, žiūrėsime ir pabandysime atsakyti visus tos klausimus, kad visų tikslai būtų pasiekti tada.